Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu tave su galia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malonę, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtoji motina, šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau, mano angelė sargė, užtarkit mane. Kai meldžiamės, dažniausiai bandome įsijausti į tavo Jėzau gyvenimo įvykius. Taigi, atsiverčiu Evangeliją, keletą kartų ją perskaitau, apmastau tavo Jėzau gyvenimo įvykius ar žodžius. Įsivaizduoju, kaip tu tuos žodžius ištariai. Ir tai dažnai maitina mano pokalbį su tavimi, mąstymo maldoje. Tačiau galima melstis ir kitaip. Pavyzdžiui, galėtume įsivaizduoti tave, Jėzau, savo vietoje ir stebėti, kaip tu reaguoji, kaip tu elgiesi. Pavyzdžiui, mano darbo vietoje, o tada kalbėti su tavimi apie tai, ką pastebėjome. Šią valandėlę melskimės būtent taip. Pradžiai apsvarstykime, kokios kitos mūsų dienos. Vilniuje dienos jau rudeniškos, nors štai būtent šiandien šviečia saulė. Spalis atsineša šiltesnius rūbus, darbingesnes dienas. Dažnai keliamės anksti ryte. Išeiname, kas į mokyklą, kas į universitetą, kas į darbą. Imamės darbo. Visokio darbo, kuris yra įprastas, bet kelia visokius jausmus. Kai kas kelia entuziazmą, kiti dalykai reikalauja ištvermės, dar kiti kantrybės. Vakarop grįžtame namo, grįžtame jau pavargę, bandome pailsėti, bendraujame su artimaisiais, rūpinamės buities reikalais, atsiverčiame knygą, peržiūrime seriją, paruošiam užduotis, pristatymus rytdienai. Vakarop einame ilsėtis, nors galbūt kartais dėl kokios nors priežasties tenka pasilikti ilgiau. Ateina kita diena ir viskas iš naujo. Esame maldoje, dangun nukreiptomis akimis. Tikiu, kad kai pakeliu akis į dangų, mano žvilgsnis susitinka su tavo, Jėzau, žvilgsniu. Nes tu visada žvelgi į mane, nors aš akis pakeliu tik kartais. Ir šiandienos maldoje norėčiau kai ko paklausti. O tu, Jėzau, kaip elgtumėsi tokiamis aplinkybėmis, kokios yra mano gyvenimo aplinkybės? Iš visų tų mano gyvenimo aplinkybių darbas yra tai, kur tave, Jėzau, paprasčiausia įsivaizduoti. Tu tapai tikrų žmogumi ir dirbai paprastą darbą, ėjai į pamokas. Tarp savo miestelio gyventojų buvai žinomas kaip Dailidė ir Dailidės sūnus. Kartais matome labai gražius atvaizdus, kuriuose matome, kaip tu, Jėzau, dirbi ir mokaisi. Žiūri į Dailidę šventąjį Juozapą, savo globėją. Net ir tu mokeisi. Tu, Jėzau, esi tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai tikėjimo dalykas. Kartais sakoma, tobulas Dievas ir tobulas žmogus. Tačiau to reikšmė, pataisyk mane, Jėzau, jeigu klystu, yra ta, kurią išpažįstame tikėjimo išpažinime. Tikras Dievas ir tikras žmogus. Turbūt buvo dalykų, kurie tau sekėsi geriau, kiti prasčiau. Ko gero, buvo daug dalykų, kuriuos kaip tikras žmogus turėjai išmokti. Galbūt koks Usainas Boltas greičiau už tave būtų nubėgęs 100 metrų. Buvai tikras žmogus. Toks tikras, kad kai kam net pasirodė niekuo neypatingas. Žmogus kaip ir mes. Žinoma, tu nesi sužeistas nuodėmės. Tau svetimi egoizmas, arogancija, pavydas, gobšumas. Tau visiškai svetima ir tinginystė. Tai irgi nuodėmės padaryta žaizda.
Viską, ką darai, darai kaip Dievo sūnus, Dievo tėvo akivaizdoje. Taigi turbūt dirbai labai gerai, susikaupęs, neįsiblaškiai eilėje beprasmiškų dalykų, dirbai kruopščiai, buvai mielas su tais, su kuriais bendravai ir kuriems patarnavai. Tad jei tave pastatyčiau savo vietoje, tiksliau savo darbo vietoje, kaip tu mokytumėsi, ruoštum pristatymus ar repetuotum visą tai, kas man yra kasdieniška kasdienybė, kaip dirbtumėi mano vietoje, mano laiku, kaip ilsėtumėsi nuo darbų. Tu dirbtum intensyviai, nešvaistytum laiko. Woody Allen kartą pasakė, reikia dirbti 8 valandas, ilsėtis irgi reikia 8 valandas, tačiau svarbu, kad tie 2 dalykai nesutaptų. Tu, Jėzau, dirbai gerai, susikaupęs ir veiksmingai, gerai išnaudojai laiką. Kaip bandytum neįsiblaškyti mūsų skaitmeninėje erdvėje. Jei, kaip aš, dirbtum kur nors prie stalo, neieškotum įsiblaškimų telefone. Telefonas, ko gero, gulėtų kur nors netoliese, tam atveju, jei atsirastų kas nors svarbaus ar skubaus. Tu liktum prie darbo tiek, kiek reikia, kiek numatyta. Anksčiau laiko neitum ko nors užkandžiauti ar pasimti kavos, dirbtum ištvermingai. Darbo valandos būtų tikros darbo valandos. Prasidėtų, kada turi prasidėti, ir galbūt dar sunkesnis dalykas baigtųsi, kada turi baigtis. Padėk, Jėzau, ir man dirbti iš širdies, kad ir mano darbo valandos būtų darbo valandos. Tu, Jėzau, Nazarete buvai vadinamas Dailide. Dailide. Tokie jau esame žmonės. Mano darbas yra mano tapatybė. Tai įdomus dalykas. Tu, Jėzau, buvai Dailidė. Bet ir šiandien dažnai galvojama apie žmonės panašiai. O žmonės panašiai galvoja apie mus. Gydytoja Vardenė Pavardenaitė. Aktorius Vardis Pavardenis. Advokatė Vardė Pavardienė. Kompozitorius Tikas Tokas, dirigentas, tapytojas. Kunigų atveju kartais žmonės net nemato reikalo įsiminti vardu, tiesiog vadina kunigu. Mano darbas yra saitas su žmonėmis ir visuomenė, kurioje gyvenu. Toks gilus dalykas, kad apibrėžia mano santykį su daugeliu žmonių. Taip, kad daugeliu žmonių mano tapatybė yra tai, kuo užsiimu. Daugeliu žmonių esu tai, kuo galiu būti naudingas, kuo galiu pasitarnauti. Jei tu, Jėzau, būtum mano vietoje, prie mano stalo dirbtum darbo su tarnystės dvasia. Galvotum ne vien apie atlygį už darbą. Galvotum apie žmonės, su kuriais bendrauji, jų poreikius. Jei tu, Jėzau, aptarnautum klientus kuriame nors prekybos centre, maisto skyriuje, kaip tai darytum? Su šypsena ir gera nuotaika. Siūlytum pabandyti vieną ir kitą dalyką. Pasiūlytum tai, kas geriausia, skirtum tiek laiko, kiek reikia. Pakeltum nuotaiką. Kažkuris tai žmogus pasakė angliškai: If you make money, you cannot make anything else. Savo laiku tai net atspausdinta laikraštyje. Jeigu darai pinigus, negali daryti nieko daugiau. Skamba ciniškai. Įdomu, kad tą patį sakei ir tu, Jėzau, nors iš kitos pusės. Niekas negali tarnauti 2 šeimininkams. Taip sakei. Kartais paklausome žmonių, kodėl jie daro vieną ar kitą dalyką. Ir kartais išgirstame. Yra 3 motyvai. Nuoširdžiai man atrodo, kad tikras ir gilus motyvas iš esmės visada yra vienas. Kai darau tą, ką darau tai dėl vienos kokios nors priežasties. Visa kita. Pretekstai. Gilus klausimas taip pat ir man pačiam, kodėl darau tą, ką darau. Pokalbis su tavimi, Jėzau, malda yra geriausia proga tai atrasti. Anas žmogus sakė, jei darai pinigus, tai darai pinigus ir taškas. Tačiau iš kitos pusės, jeigu tikrai myli Dievą ir artimą, tai tiesiog myli Dievą ir artimą ir taškas.
vieno laikraščio redaktorius buvo užsirašęs ant savo darbo kabineto durų: čia dirba genijus. Tai buvo kaip įspėjimas: dėmesio, netrukdykite be reikalo, juk nenorite sutrukdyti genijui ir genialiam darbui. Kiekvienas galėtume užsirašyti prie savo darbo stalo: čia dirba Dievo vaikas, čia vykdoma Dievo valia, čia myliu Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu, visomis jėgomis, ir čia myliu savo artimą. Visus žmonės, kuriems patarnauju, su kuriais dirbu, kuriuos palaikau ar išlaikau, kuriems mokausi tarnauti. Galbūt galėtume vieną dieną pabandyti ir pažiūrėti, kas būtų, jeigu tokį užrašą palikčiau ant savo darbo stalo. Bet jeigu tokio užrašo ant savo stalo ir nepaliksiu, padėk Jėzau niekada to neužmiršti. Čia dirba Dievo vaikas ir stengiasi dirbti kaip tikras Dievo vaikas. Tai turi pavadinimą pašventintas darbas, kitaip Dievo darbas. Darbas iš meilės Dievui, pašventintas. Toks darbas mane patį daro šventą. Toks darbas ir kitiems žmonėms padeda būti geresniems, šventesniems. Tokį darbą, Jėzau, būtų galima vadinti Dievo darbu. O jeigu darai Dievo darbą, nebegali daryti nieko kito. Padėk, kad mano darbas būtų Dievo darbas. Padėk, Jėzau, man to norėti. Kas nuostabiausia, Dievo darbas nėra sunkus dalykas. Norėčiau, kad mano darbas būtų Dievo darbas. O juk jau dirbu ir daugam tarnauju. Dabar pat galiu pasakyti širdyje: aukoju tau, Tėve, savo darbus. Ir paaukota. Per šventąsias mišias, kai kunigas taria per atnešavimą, vėlgi: iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau. Ir aš pats, aukoju tau prie tos atnešos ir savo darbą. Ir vėlgi paaukota. Primink man ir pats, Jėzau, dirbti kaip Dievo vaikui, paaukoti savo darbus Dievui Tėvui. Jėzus, dirbdamas, dažnai prisimintų savo mamą, Mariją. Laikytų ant savo darbo stalo jos nuotrauką. Kartas nuo karto jai nusiųstų žinutę ar trumpam paskambintų. Mes irgi taip darome, net ir vidury įtemptos dienos. Esame Dievo vaikai, darome Dievo darbą, tad pakelkime akis į Mariją, kuri padės dirbti kaip Dievo vaikams, taip kaip dirbtų Jėzus.